Pavargau. Tai nestabdėk! O aš palinkėsiu visiems. Šiemet naujus metus sugalvojom, kad reikia apie juos pagalvoti šiek tiek anksčiau. Pradėjom žiūrėti kelionės lapkričio mėnesį. Parašėm į kelionių agentūras ir kelionių agentūros atrašė, kad naujametinių kelionių nėra. Bet deja, lietuviai pinigo pasirodo turi nemažai. Ir ką, sėdam į mašiną ir lekiam į Austriją. Du kurortus, vienam sutiksim naujus metus, kitam daugiau jau paslidinėsim. Tai šiemet nauji metai ne Vilniui, ne kažkur skrydyje, ne kažkur kur šilta, o kalnuose slidinėjant. Austrijoje. Gali man akimas nusiimti. Čia stilius toks. Pasižiūrėjau, kad jau yra GoPro 13. Tai gal nusipirksiu GoPro? Tai galbūt nusipirksiu naują GoPro. Ne. Jeigu nebus baterijų, reikės kažkaip suktis iš padėties. Ne. Negi būsiu su sena GoPro. Ale tu kurva, kokia didelė krautuvė. Kas padovanojo tokius gražius batus? Kalėdų senelis? Radom. Bet eilutė. Išprotėję žmonės. Kaip suprantu, žaidimus dabar taip pardavinėja. Sniegas jau po truputį atsiranda. Liko 3,5 valandos. Nėra spintos. Problema. 1, 2, 3. Minkšta lova? Minkšta lova. Minkšta. Pagalių mūšis. Oi, iš karvės. Jis mane muša. Žiūrėkit. Hakšt. O šitą tu padarai klaidą. Saulė šviečia, mėnulį kviečia. Varom! Nu, kaip pirmos dienos įspūdžiai? Pavargau. Skauda koja. Spaudžia, nauji batai. Varysim. Jau namučio. Pavargau. Aperityvas. Su kapamas. Gerai, šitas atrodo. Vaistukų pilna. O kada tu desertinės? Aš nesu desertinė, bet jie žudo desertinė. Oi, pamačio, buvo šito, tai tikrai valgysiu. Vadinasi Drunk Street, bet nepanašu. Matyt, vakarėlis jau baigėsi. Fainas dalykas viešbutį, tai tokie kambariai sužymėti snowboardo lentomis. Sunkiausia ryto dalis. Matau užsimovimas. Vakar pareikalavo labai daug mano kantrybės. Kaip šiandien bus, nežinau. Panašu, kad šiandien turime lengvesnį variantą. Panašu, kad Kaip tu savo, kaip slėpti. šventė ir į mano kiemą atėjo. Antra diena slidinėjimo baigta. Kaip dar varysim vakare į naktinį slidinėjimą, kuris yra sutemus. Įsikėlėm į naują kambarį. Labai fainas kambariukas. Iš karto trasos. Man slidinėja žmonės. Nu, pasiruošus naktiniam. Varyk. Sveiki, naktiniai raideriai. Varyk, varyk! Čiuožti ir būti operatorium nėra lengvas darbas. Per greitai! Pasivijau.
nuotraukos nesigavo. Susipažinkite su pačiu blogiausiu fotografu žemėje. O šiandien nauji metai išvakarės. Na, žiūrėsim, kas per vakarėlis bus viešbutį. Ko palinkėsi savo 2025? Gražiai blizga sniegas, oh my god, palauk, turiu pafilmuoti. Vyrai ir moteris tikrai yra skirtingi. O dabar tai matau, kad kaip maži deimančiukai. Daug deimančiukų. Matai, kiek deimantų man gali pririnkti? Čia yra jūra deimantų. Gerai, kad būtų tai pigu. Pažiūrėk, nemokamai. Tai ko palinkėsi savo 2025 metais? Kadangi šiandien yra naujų metų išvakarės. Nesakysiu. Būsiu slaptus paslaptėlė. Išgyventi 2020. O, čia geizeris. Oi, labai smagu slidinėti, kai saulė šviečia. Labai smagu tikrai. O aš palinkėsiu visiems 2025 metais investuoti pinigus. O, kaip netikėta. Nuosekliai. Kas nepradėt investuoti, pradėt būtinai. Bet kur pasyvas panis. Tikiuosi nuosekliai nervuoti vyrą. Sugadinau tavo video. Gintarai, kai tau 31, supranti, kad sveikata yra geriausia dovana gyvenime. Tau 31? Taip. O tau 33. Nes be sveikatos nebus nei pinigų, nei pinigės. Nei piniginės, nei pinigų, nei priekinių dantų. Atvarėme viešbutį po slidinėjimo. Pasitiko su sneksais. Šampanas, indukai, deserčiukai. Karštas vynas. Rooftopas 8 aukštas. Biliardas yra. Čia kur mes slidinėjom. Man norėjom dar varyti su rogutėm čiuožti. Gal šiandieną užteks, vis dėlto nauji metai. Pačilinsim šiek tiek. Atvarėm slysti su rogutėm. Rogutės. Aš su šalmu, nes neturiu kepurės. Ne, nes tu bejai, kad aš tave užvošiu. Arba taip irgi variantas. Ligita prašė rožinės rogutės. Sako, tu nevaik. Sakė, you are not a child. Vam aukštokai, sakyčiau. Taip, tu tuosi nesudems ir dar spėsi pafilmuoti. Gal man čia leisit? Rožinės logutės, nes jos laukia manęs kalne. Nuvarom, nusirauk galvų. Man. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bells Tai nestabėk! Sakau, Sigučio filmuok. Labai baisu. Varysi dar kartą? Nuvarom. Einu aš sumokėti už rogutės. Varyk pašildysi mašiną. Tai pamatė arkliukus ir nebėra Brigitos. Valandos pasiruošimo, bet buvo verta. O čia gražuolis susiruošė per 5 minutės, literaliai. Na kaip? Gerai. Naujametinis slidinėjimas. Puikiai. Čia yra sporto salė. Mūsų sporto salė kiekvieną dieną yra kalnai, todėl mes į ją neinam. Nu, žinokit, vakarienė šiandien, nuėjau specialiai į kambarį pasiimti kameras. Čia yra sūrių stalas, yra desertų stalas. Desertai tikrai kokybiškai pagaminti, ne taip kaip Turkijoje ar Egipte būna. Belė ką padaro. Vyvogės, austriškas vienas šnicelis, palakutas. Šitie čopsai buvo labai skanus. Midijos, žuvytė, štrudelis, picų. Korneris, sriubytės, salotų kosminis pasirinkimas, lietuviškos salotos. Tikrai buvo padaryta ne vienas reisas ir viršyta kalorijų norma. Labai gerai. 32 minutės liko iki Bad Gastein kurorto.
varysim į Terminės pirtis, renkamės iš 2, bet greičiausiai varysim į ten, kur mažiau vaikų. Terminės pirtis ar Terminės baseinas? Terminės baseinas, nu tas pats, pirtis baseinas. Žiūrėk, kaip gražu. Labai gerai, kad pataisai. Būtų išjuokę mane komentaruose. O, Jėzau, kas per Terminės pirtis? O, koksai nutepliotas stiklas. Norėtum įsimaudyti? Rytoj gal pavyks. Čia žiūrėti ragutėmis su šitais čiurniais. Važiuojam jau iš Sport Gastein slidinėjimo kurorto. Pravažiuodami žiūrim airišką kavinukę. Nu kaip? Kol kas tik puta. Pasiėmėm po deserčiuką ir po airišką kavą. Norėjom imti įsinešimui, sako, airišką kavą, prisėskit, sako, ramiai. Tu sergi šiandien? Taip. Sveikas kaip ridikas. Pasakyk, kas buvo ryte. Skaudu gerklę. Gerklė kažkam skauda. Aš tai sveikas kaip ridikas. Parodyk savo ridiką. Kaip tu prisilega jie? A few inches later. Kol dar visai nesustemo, padarysiu apžvalgą kelionės Austrijoje. Pradėjom Obertaune, tikrai labai patiko, labai aukštai esantis kurortas ir gausu sniego, fainos trasos, gal šiek tiek trumpokos, reikia dažnai keltuvais keltis, tikrai didelis pasirinkimas tiek pradedantiesiems, tiek vidutinę patirtį turintiems, tiek aišku ir ekspertams. O iš viešbučių tinklo, tai nežinau ar minėjau, tai labai rekomenduoju Valamar viešbučius rinktis, tenais yra netgi 4 jie Obertauer mieste. Pats Valamar tinklas yra iš Kroatijos kilęs, tai taip nustebintų visa kombinacija, kad ir stafas labai puikiai dirba, ir maistas būtų skanus, ir kambariai faini, ir spa zona, ir pramogų zona. Labai retai būna, kad viskas būtų aukštam lygyje. Dažnai būna kažkas viena labai gerai ir kita pusė labai prastai. Tai rekomenduoju. O Gastein visam regione čia yra jau keli miestai, kur galima slidinėti, ir keli tokie kaip kurortai. Tai yra Bad Gasteinas, yra Bad Hofsteinas, yra Sport Gasteinas ir yra Dorf Gasteinas. Tai Sport Gasteinė reikia pavažiuoti šiek tiek toliau. Negali su keltuvais nusikelti, su automobiliu arba su taksi važiuoti, arba su autobusu. Tenais yra nemažai freeride zonos, plačios tai labai trasos ir kokybiškos ir fainos, tai tikrai patiko, bet visos dienos tenais neatslidinės, nebent esi labai jau kosminis freerideris. Tada slidinėjom Bad Hofsteinė, tai čia nelabai patiko, nors labai aukštai užkelia gondolą matosi, bet problemytė yra ta, kad pirmą dienos pusė jau buvo supiltos trasos ir šiaip galbūt tą dieną buvo rūkas, labai sunkiai matėsi. Prasta slidinėjimo diena, tai man pats labai patiko. Klausiau ChatGPT, tai sakė, kad jo, šitos trasos tokios statesnės, labai senas slidinėjimo kurortas ir Bad Gasteinas ir Bad
Gasteinas. Neišnaršiau jų šiek tiek daug, nes tik tai vieną dieną tarp šitų dviejų regionų buvom. Tai ir šiandien visą dieną slidinėjom Dorfgasteine. Tikrai labai patiko, daug keltuvų, daug trasų, ilgos trasos, nusileidimas 5-6 kilai, raudonos, plačios trasos, kas man yra pats tas. Greitai gali pagauti ir skilsus pagerinti. Patiko labai šitą vietą. Tai šito Gastein regiono man labiausiai patiko Sportgasteinas ir jeigu visą dieną leisti, tai Dorfgasteinas. Šiek tiek galva šala. Skipasai kainuoja apie 5-7 eurų, priklausomai keliom dienom yra perkama, tai tikrai nėra pigus. Maistas, pagrindinis patiekalas nuo 15 iki 30 eurų, kažkas tokio. Gėrimai 4-8 eurai. Nelabai didelis skirtumas, kokį čia gėrimą pirks, kažkas apie 6 eurų vidurkis. Nėra pigu, nėra labai brangu. Norvegijoje nekartą slidinėjau tikrai. Man pasirodė brangiau negu Austrijoje, bet tikrai verta. Žmonių tikrai nebuvo per daug, nors ir slidinėjom tarpušvenčių, kada, kaip suprantu, yra vaikų atostogos. Nepasakyčiau, kad trasos buvo labai užimtos, nors viešbučiai šiaip fully booked. Užsisakinėjom prieš mėnesį, pusantro, kažkas tokio. Lapkričio pabaigoje pradėjom ieškoti. Tai jeigu planuoja tarpušvenčių, tikrai reikėtų pasižiūrėti bent jau keli mėnesiai prieš ir pasiplanuoti tokią kelionę. I do say goodbye. Važiuojam namo. Kiek bus kelionės namo? 15 valandų 39 minutės. Pipiriukai, labas. Ką jūs? Tau labas. Baltai. Jau kiek laimės.